Sveiki. Kam įdomus terminas koncertinis garsas, tai šiek tiek parodysiu, iš ko sudaromas būtent tas garsas. Tai yra, čia dabar toks yra, kaip sakyti, prezetas, nustatymas paruoštas, kuris vienas geriausiai skambančių, back-ended, matyt, kad žymaus gitaristo Beko tonais naudojantis, bet man asmeniškai grinai šitas tonas labai priminė Brian Adamso grojant gitarų skambesį. Ir va čia reiškia, pirmas dalykas tai yra reiškia kubo emuliacija, kur vėlgi tu gali reguliuoti geiną, garsą, vidurį, žemus ir taip toliau. Taip pat čia yra, reiškia, monotape, čia galbūt geriau matosi dabar. Monotape tai yra juostos emulacija, tai kaip būtų, jeigu studijinio įrašo praktiškai emulacija, kuri priduoda, reiškia, harmonikų ir šiek tiek kompresuoja garsą. Yra taip patgi holas, čia efektai, reverbai, papildomai gali pridėti, jeigu nori, va čia moduliacijos, visokios stomboxas, reiškia va pedalas, kompresorius, fuzas, yellow boxas, black boxas ir taip toliau. Daug įvairiausių, reiškia, garsą keičiančių dalykų, kurie ir sudaro tą koncertinį garsą. Turėjau galvoju, kad tu tiesiog pasijungi ir čia jau išeina iš tavo kubo ir su reverbu, ir, reiškia, čia galiu parodyti, iš galo yra stereo išėjimai, kairysis ir dešinysis, ir ten, kur stereo efektai, gali susidėlioti, kad tavo ta gitara pilnai duoda stereo efektą. Dar yra toks įdomus dalykas, kuo šitas kubas yra išsiskiriantis, tai kad tas linijinis garsas, linijinis signalas, paduodamas iš jo jau praktiškai gali įrašinėti net ir tiesiai įrašų studijoje. Tai reiškia, kad kas dirbęs toj srity, tai žino, kad linijinis signalas iš daugumos kubų, ten net ir lempinio, gero kažkokio, tai turiu galvoje ir prabangaus ir brangaus, yra netoks, kokį duoda pats garsiakalbis per mikrofoną. Tai iš šito kubo padavus linijinį išėjimą, jis duoda tokį praktiškai garsą, kaip, nesakau, kad identišką, bet jau panašų kaip mikrofonų. Dar kas čia yra įdomaus, tai reiškia, užėjus, reiškia, į pačių kubų emuliacijas, reiškia, suprogramuoti, reiškia, nuimti parametrai tų kubų, reiškia, ne visų, bet, reiškia, tų geriausių, 60s British Watts, 70s British, jie tai pavadinti, 57 Champas, Deluxe, Twinas 57, ir Bassmanas. Aišku, Bassmano garsą galima būtų dar tvykinti ir lyginti, aš ten tiesiog groju tokiu prezetu, koks, taip, pasitaikė ir per daug jo nereguliavau, bet norint pritempti tą garsą, tai galima būtų padirbėti daugiau ir tikrai išgauti žymiai geresnį rezultatą. Aš čia nesakau, kad aš tiesiog norėjau pasakyti, kad pats kubas, jis ypatingai šita sekcija paprasčiausia, kuri geiną reguliuoja. Ir čia galiu parodyti, dabar aš reguliuoju geiną ir čia reguliuojasi. Ta patį gali daryti per planšetę, taip pat jame yra ir Wi-Fi'us. Internetu gali įsirašyti, pavyzdžiui, ten koks nors slešo tembras ir parsisiųsti iš Fenderio reiškia, puslapio su visais nustatymais ir su visa efektūra panaudota būtent tam tonui išgauti. Kadangi, tarkim, nori
aukšto lygio koncertuose išgauti tokį garsą kaip studijinį, o studijoje, kaip žinia, yra naudojama daugybė efektų, daug visokio apdirbimo. Tai aš tą norėjau ir pabrėžti, kad šitam klube yra visas tas apdirbimas ir patys tonai, su jais daug labai nereikia dirbti, tiesiog turėti gerą gitarą pajungus prie jo, kad tu galėtum išgauti tą jau tokį gan solidų garsą. Ir dar kartą pabrėžiu, kad reiškia, netgi toks nedidelis geino pasukimas labai būna, tave gali nustebinti ir tų galimybių, reiškia, kadangi čia turi beveik 360 laipsnių įvairių tų galimybių, ne taip veikia kaip visi kiti, reiškia, skaitmeniniai procesoriai, kiek aš pastebiu. Tai tuo jis yra įdomus ir kad tau tiek, reiškia, pasukimo gali visai, kitą garsą tokį duoti, ieškant to tokio, kaip sakyt, tobulo, reiškia, tobulos emulacijos tų žymiausių stiprintuvų. Čia, aišku, viskas yra viename ir sakau, dar plius jis yra visas labai lengvas, sėdint net galima pakelti 100 W kubą. Tai tiek.